Eterimas nori bėgti į laukus ir dausas. Žiauriai nori bėgti Eterimas, ar ne? Turim čia šitą supply. Dabar yra jame. O, baby, kas čia dabar bus? Ar Eterimas 3300? Ar Eterimas 1300? Galim apžiūrėti mūsų short setupą, kaip atrodė. Tai short setupas davė pelno, tai pažiūrėsim kiek. Short setupas davė pelno 3,5% ir tada atgal, ar ne, kilo. Nu labai bullish Eterimas. Nėra ką daugiau ir kalbėti. Shortinti negalima. Setupas pats suveikia, zona pati suveikia, tai tas yra svarbiausia mūsų techniniai analizai. Bum, šitą pašalinam, tą zoną pašalinam. Ko dabar galime laukti realiai, tiesiog ar atlaikys šitą zoną ar ne? Mano vienintelis klausimas yra. Jeigu atlaikys 3-3, jeigu ne, oh baby. Bartalomėjus. Viską čia susirinksim, ar ne? Atrodo taip. Čia gražus liquidity curve, galim pasižymėti. Dėl vizualumo. Ir viskas. Longas toliau printina. O taip atrodo longas. Nu, čia mūsų entris. Štai, nuo čia. Paranginom. Ir breakouts. O daugiau ką? Daugiau nieko. Šiandien turim Cyber Day. Kas nežinot, pas mus Cyber Day atrodo taip, kad visom mūsų narystėm Telegrame susiraskit mūsų Oskars Trading, gausit 30% visom mūsų narystėm, nalaidėlė tokia didelė, ar ne? Tai gausit ir techninės analizės mokymus, diskusijų grupę, signalų grupę ir daug visko. Jeigu norit pradėti tradint, nėra geresnio laiko ir nėra geresnės bendruomenės negu mūsų. Užsukit į TikTok'e, pažiūrėkit, kur raudonas apskritimas apibrauktas šitas video, tai ten yra atsiliepimai mūsų narių, paskaitykit. O kur geltona, jeigu neturi didelio kapitalo, kaip galit pradėti tradint su prop firmomis. Ir kaip tik dar parodysiu mano payoutą iš per paskutinę savaitę, tada buvo padaręs 1,5%. Ir dar vienas payoutas buvo $250, tai iš viso 1K, splitas 70-30 pas mane kol kas, bet stengiuosi po truputėlį dirbti, kad būtų 75-25 ir iki 90%. Tai reiškia, kai aš, tarkim, uždirbsiu $1000, man priklausys 900, prop firmai 100. Dabar, kai uždirbu 1000, man priklauso 700, prop firmai 300. Tai va. Ir viskas. Nežinau, pažiūrėsim gal dar kažką, bet baisiai nusikaliau, gal vakare labiau prisėsiu, be energijos toksai dabar. Bet žodžiu, užmeskit liuksą, jeigu patiko update'as ir jeigu norit išmokti tradint, kaip ir minėjau, pas mus dabar seilas, tai užsukit